Hei vaikai, ar norite kiekvienais metais turėti 2 gimtadienius ir 2 daugiau dovanų per kalėdas? Ar norite, kad jūsų tėtis susidėtų plaukus Turkijoje, o mama turėtų daug naujų draugų, kurie jums duotų daug saldainių? Tai paprašykite savo tėvelių skyrybų! Jėj! Neprašykit čia juokelis. Jei, tik biški palieki, jau žiūrėk, juokų nebesupranta. Nors 2 gimtadieniai, skyrybos. Skyrybos yra tokia, emociškai sunki tema. Niekas jų nenori, bet kartais vis tiek tenka su jomis kažkaip susidurt. Kaip pavyzdžiui, atsimenat, kaip su Lenkija išsiskyrėm? Tai iki dabar toksai kaip ir draugeliai, bet kaip ir biški nejauku. Nors kartais vis prisimenam tą lenkišką kilbasą. Arba kai tu su savo kanalu išsiskyrei. Bet pripažinkime, nėra nieko liūdniau ar skausmingiau, nei sužinoti, kad išsiskiria tavo mėgstamiausia muzikos grupė. Juk visi atsimename, kur buvome sužinoję apie 69-ame danguje skyrybas. Ar jūs suprantat, koks tai siaubas? Dabar turėsim 2 grupės dainuojančias tas dainas. Bet tuo pačiu ir tenka pripažinti, kad mes mėgstam žiūrėti tas visas dramas. Visi mėgsta tą gerai pavytintą bifą. Bet jei galvojat, kad įdomias skyrybas gali išgyventi tik tai žymios grupės, tai jo, jūs teisus. Neįdomus žmonės yra neįdomus. Kas galėjo pagalvot? Bet yra ir išimčių. Štai gūdžiais 2024-aisiais hardcore punk pasaulį sudrebino grupės Jorona išsiskyrimas. Arba būtų sudrebinęs, jei ta grupė būtų buvus labai žinoma. Ne, šiuo atveju už pačią grupę gerokai žinomesnis tapo jų įrašas, kurį jie paskelbė dabar jau nebeegzistuojančiame savo Instagram puslapyje. Dabar galima rasti tik tai to įrašo screenshotus, bet jie prasinešė po įvairius portalus. Tai žodžiu, tame įraše grupė pranešė nutraukianti santykius su savo vokalistu Diego. Ir kas čia įvyko, tai labai puikiai visiems pažįstama tipinė situacija. Berniukas įsimylėjo merginą, bet mergina jau turėjo vaikiną. Tad berniukas pradėjo slapta maitinti tą vaikiną estrogenu, kad palyginus su juo atrodytų vyriškesnis. Gali būt, kad jūs dabar kažką skrolinot ir ne iki galo išgirdot, viskas gerai, pakartosiu. Bičas maitino savo draugelį estrogenu, moteriškų hormonų, kad palyginus su juo atrodytų vyriškesnis jo merginai. Ei, meskit į mane akmenį, kas nebandyt nutranslytint draugelio, ane? Galimai Diego iš savo darbo gaudavo visokių papildų. Tai jis, aišku, pasidalindavo tais papildais ir su savo grupės nariais. Ir specifiškai vienam iš jų, bosistui Six, jis sudarė šiokių tokių siurprizų, įdėjęs taip trupučiuką meilis. Moteriškų hormonų forma. Ir kaip jie sako, tai tęsiasi beveik pusę metų. Ir vaja, koks siurprizas turėjo būti, kai repeticijos pradėjo atrodyti taip. Ei, seni, bičia, draugelį, kodėl negroji? Ar kažkas negerai? Ne, nieko, gerai viskas. Gerai tai gerai. Tai kurią dainą grojam? Tai man nesvarbu, jūs išrinkit. Policija mums nelabai patinka? Ne, fui, tik ne šitą. Taigi... O jeigu velniop visas taisyklės išskyrus kelių eismo? Ne, tą neseniai grojom, nepatinka man jinai. Tai gerai, tai kurią tada? Tai man nesvarbu, jūs išrinkit. O tai gal gali bent pasakyti, kuri tau nepatiktų mažiausiai? Labiausiai tai man patiktų, kad tu balsų nekeltum. Ne, taigi mes punkų grupė, toks mūsų darbas. O tau tik tai darbas galvoja. Ką? Gerai, jeigu tai tiesa, tai čia nelabai juokinga. Nes kaip jie rašo, Sixo sveikata iš tikro pašlyjo ir jie išleido $1000 daktarams, bandydami surasti, kas su juo negerai. Ir net neaišku, kada jie būtų apie tai sužinoję, jeigu Diego prisigėręs nebūtų jiem tiesiog parašęs į bendrą chatą prisipažinęs. Jau čia buvo toks, taigi čia bairis, visai tos bobos juokų nesupranta. Bet iš tikrųjų, nors šitą naujieną pasigavo ir užsienio naujiensklaidžiai, nežinau, kiek tame yra iš tikrųjų tiesos, nes vienas dalykas, nelabai turim kaip tą patikrint, nes nėra daug, kad kažkur būtų tai oficialiai patvirtinta iš kažkokių medikų. Nei patys tie grupės nariai kažkam davė interviu po to, jie tiesiog numetė postą čiaubai. Tai iš tikrųjų nežinau, bet aš aktyviai renkuosi tikėti, kad čia yra tiesa, nes tai juokinga, bet baisu, bet juokinga, bet labai baisu.
Bet labai juokinga. Na ir čia toks vienetinis atvejis, nes kiek tenka pastebėti, dažniausiai grupės skiriasi dėl kūrybinių nesutarimų. Kūrybinių nesutarimų, kaip dalintis pinigus. Ir kartais tų būdų pasitaiko gan kūrybingų. Štai Gudžiais 2025-aisiais. Tas Gudžiais dar neatsibodo. Neatsibodo. New Jersey grupė Gel buvo bepradeda taip slysti į sėkmės link. Gerbėjų vis augo, artėjo turai po areną su tokiamis grupėmis kaip Spiritbox ar Volbeat. Viskas faina. Bet iš giedro dangaus grupė paskelbė nutraukianti veiklą. Ir ne šiaip savo, o dėl siaubingų savo gitaristo Anthony Webster veiksmų. Ir ką jau tokiu baisaus gali padaryti paprastas gitaristas, paklausite jūs? Na, pradžiai tai tariamai iš grupės biudžeto jis pasisavino $10 000 savo asmeninių būstų nuomai, savo maistas, ten dalykai. Ir kaip sako grupė, neįtikėtinam skaičiui OnlyFans pirkinių. Ir ką dabar šiandien mes drošim? Ir galit vadinti mane senamadžio, bet man atrodo, kad jau vienas OnlyFans pirkinys yra neįtikėtinas skaičius. Nes vienintelį pornografiją, kur aš žiūriu, tai ką mūsų valdžia su mokesčiais išdarinėja. Ne, matomai jis dar ir fotografuodavo grupės narius be drabužių, ar, nežinau, kaip gaudavo jų nuogų nuotraukų, bet keldavo jas į Redditą. Ir jo, tai šlykštu, bet... kaip kitaip pritraukti į savo koncertus absoliučių krypų. Gal jūs šeškis norit taip pabandyti, gal tada išeitų arenas padaryti. Ir gal nuskambės neįtikėtinai, bet taip atrodo, kad tas Anthonys nebuvo labai geras žmogus apskritai. Anot grupės narių jis pastoviai įsiveldavo į konfliktus, dėl kurių kentėjo visa grupė, o kai užplaukdavo, tiesiog vairuodavo kaip maniakas, sukeldavo visiems pavojų. Agresyvus bičas, kuris vairuoja kaip maniakas. Jis gal iš Kauno? Galiausiai jis tiesiog mėtydavo daiktus į grupės narius, nes kaip sakė grupė, jis yra mažas suknistas kūdikis ir nemoka tvarkyti su savimi kaip suaugęs žmogus. Į ką aš atsakysiu, gal jis tiesiog ruošė jos kvadratui. Na tai va, ir puikiausias pavyzdys, kaip šaukštas šūdo kiaušinienę sugadina. Nes atrodytų, kad tiesiog metam tą liurbį iš grupės ir tęsim toliau. Bet matomai yra tokių žmonių, kurie moka taip iščiulpti gyvasti, kad nei joks OnlyFans modelis nesugebėtų. Ir tada net mieliausia širdžiai veikla apkarsta. Tai va, toks biškai liūdesėlis. Bet ne visada skyrybos priveda tik prie blogų dalykų. Žinot, užsidaro langas, gali išdaužti. Tiesiog noriu pasakyti, kad iš to gali gimti kažkas netikėtai gražaus. Štai va jums tokia trumpa istorija, pavyzdžiui. Gudžiais 2015-aisiais Balstogėje, Lenkijoje. Lenkija. Pasaulyje išvydo naujas netikėtas tvarinys. Iš karto prikaustęs daugybės metalo klausytojų ausis. Tvarinys pavadinimu Batiuška. Ir jį sukūrė toksai Kšištofas. Ne šitas. Aš nežinau, ar čia tas ar ne tas, tiesiog Kšištofas ne tas. Kšištofas Drabikovskis. Ir jeigu jums kyla klausimas, kad jeigu šitas projektas yra iš mūsų tropinės kaimynės Lenkijos, kodėl jis parašytas kvadratiniam raidėm, tai taip yra todėl, kad Kšištofas sumastė apjungti tokio labai lenkiško skambesio black metalą su stačiatikybės, tuo pravoslaviško tikėjimo elementais. Sunkus rifai, žemus gitaros, tamsios bažnyčios atmosfera, turėčiau sakyti cerkvės, turbūt, kiek giesmių vokalai. Gavosi toksai visai įdomus dalykas. Ir toms giesmėms ir riksmams Kšištofas pakvietė prisidėti tokį Bartą. Ne šitą. Bartalomėjų Krisiuką. O gal turėčiau sakyti Krisiuką. Nes matot, Bartas pasitaikė toks gan gudrus žaltys. Jis matė toks labiau žmonių žmogus, ten su savo ryšiais, jis turėjo savo leiblą nedidelį, per kurį jie išleido patį pirmąjį Batiuškos albumą. Dalykai pradėjo suktis, jie susirinko grupę, pradėjo koncertuoti, visur važinėti, daugėjo fanų ir tada atsitiko kažkas baisaus. Jie pradėjo uždirbti pinigus. Aš nežinau, aš čia tik spėlioju, bet ar tai dėl jų, ar dėl kūrybinių skirtumų, tos dvi drakonų galvos Kšištofas ir Bartas susipyko.
Ir jei gerai suprantu, tai Bartas įkalbinęs kitus grupės narius išstumti Kšištofą iš grupės, bandė įregistruoti kažkaip tą Batiuškos vardą savo vardu, kaip kad jisai dabar ponas Džonas Batuška, ir žodžiu toliau koncertuoti ir leisti muziką be Kšištofų. Kas jau skamba keistai, kad grupė vis dar kaip ir skaitus ta pati grupė, kai jos realiai pagrindinis ir vienintelis muzikos kūrėjas jau nebe grupiai. Taigi Kšištofas savo ruožtu padavė juos Bartą į teismą. Ir jie dėl to grupės pavadinimo bylinėjusi iki pat 2024. Kai matomai Bartas turbūt užsikniso ir tiesiog pervadino savo projektą į Patriarch. Ir kas ten pas juos po kaldrom iš tikrųjų tiksliai vyko, aš nežinau ir man jie atvirai net nelabai įdomu. Nes po perkūnais, jeigu jie būtų buvę rimti vyrai, tai jie būtų pakabinę tą savo pavadinimą kokiai nors lenkiškoj Žalgirio arenui nuo lubų ir tiesiog padarė tokį kopėčių mačą. O dabar, seni, labai metal, labai true, seitan, kreipkimės į advokatus. Burzumas turbūt grabe vartosi. Man atrodo, jis nėra miręs, tiesiog ką žinau, kur jis miega. Vienai per kitaip net ne čia šitos istorijos esmė bent jau man. Nes matot, tuo laiku, kada jie pradėjo bylinėtis, abudu Batuškiniai galvojo, kad jie yra tas teisėtas vardų nešiotojas. Tiek Bartų, tiek Kšištofo projektai abudu tada vadinosi Batiuška ir jie leido muziką su tuo pavadinimu ir toliau koncertavo. Ir iš pradžių buvo tokio neaiškumo, kur čia kas čia, bet kai žmonės tą pastebėjo, kad kas ten vyksta, jiems natūraliai kilo išvada. Tai taip išeina, kad dabar tiesiog bet kas gali būti Batiuška. Ir tada sprogo baisusis Batiuškų bumas. Visokiausi muzikantai ir interneto memdariai suplūdo dalintis savo Batiuškos versijomis. Ir buvo nuostabu. Mes gavom išgirsti tokias puikias versijas kaip degradinis rusiškos elektronikos pilnus Batuška ir suka Batuška. Tais laikais buvo užėjus kažkokia gopnikų mada. Smagu, kad ir išėjo, žinoma, kaipgi be to, gavome bobutišką versiją Babuška. Akapela versija Vatuška. Katalikiška versija Papuška. Eko-friendly versija, kuris stebėtinai vis dar kažkiek aktuali. Ir mano asmeninis favoritas Batuvuška. Būt anime uibų niekad nebuvo kieta. Bet šiuo atveju irgi ne. Yra toks Facebook'o puslapis, kuris surado virš 70 įvairių Batuškos variantų. Tai galiu tik pasakyti, kad Marvel su savo multivitaminų multivisatom tyliai rūkų kamputyje. Ir tik priminsiu, kad tada dar nelabai buvo tokio viso AI. Gal ir buvo, tik netiek plačiai naudojamas. Ne, žmonės sėdėjo ir savo rankom valandas gamino šitą absoliutų šūdą vien tam, kad pasityčiotų iš kažkieno kito sunkių skyrybų. Va būtent tam internetas ir buvo sukurtas. Aleliuja! Ir gal ties čia ir užbaigsiu apie tas visas skyrybas, nes tuo išsiskirsiu su savo sveiku protu. Tai vaikai, ką šiandien išmokom? Kad geriausios skyrybos yra skyrybos ženklai. Naudokit juos. O jeigu rimtai, tai ačiū, kad žiūrėjot, nesipykit, nemėtykit daiktų vieni į kitus, nevokit pinigų OnlyFansam. Ir pasistengit netranslytint savo draugų prieš tai nesusitarę. Labai nemandagu iš tikrųjų. O jei norit daugiau panašių video, pasidarykit patys. Juokauju. Galit paspausti like ir subscribe, kad nepraleistumėt sekančių video, kuris išeis jau gal net už kokių 2 metų. O kol kas, ką jūs ten darot? Mes būsim Katinės 19 dangui. Kas?